Sveiki, ARK draugai, šiandien jums parodysiu ekskliuzyvinį dalyką, tai yra naują Windows 9 arba Windows 9 operacinę sistemą. Ir štai mes matome, kad nebėra gyvųjų dalelių. Iškart normalus darbastalis, kaip buvo Windows 7. Štai apačioje yra programų paleidimo meniu, kaip ir buvo. Deja, aš paspaudžiau instaliuoti vietoj Internet Explorerio Firefox'ą, na žinote langą, kuris prašo pasirinkti naršyklę. Ir štai naujas dalykas čia yra Activities, tai yra tokie dalykai kaip galimybė sukurti skirtingas aplinkas. Na, pavyzdžiui, susikūrėme aplinką Office'ui, ten pasileidžiame Office'o programas, pavyzdžiui, Adobe Readerį, Office'ą patį. Ir kitoje veikloje susikūrėme aplinką pramogoms. Na, tarkim, pasileidžiam naršyklę, muzikos grotuvą ir štai tarp jų vaikščiodami mes tiesiog patogiai galime nesiblaškydami žinoti, ką darome, ką veikiame. Ir tuo pačiu dar viena nauda, kad perėję į kitą veiklą mes užmigdome likusiąją. Tokiu būdu kompiuteris nenaudoja per daug resursų. Štai dar vienas nuostabus dalykas yra du darbastaliai, tai yra galimybė iškart naudotis dviem darbastaliais. Štai pažiūrėkit, viename paleidžiame naują failų tvarkyklę ir štai pereiname į kitą darbastalį, kurioje jos nėra. Taip pat programas galima nuo šiol sudėti štai į skirtingas vietas, išdidinti per visą, sakykime, į vieną kampą nukelti, galima tiesiog štai įdėti į vieną šoną, į kitą šoną, na kaip ir anksčiau. Štai išdidinus yra tokia šauni failų tvarkyklė, kuri labai puikiai veikia, ir dar vienas iš jos labai įdomių privalumų yra galimybė, tarkim, paklausyti muzikos nepaleidžiant su jokiu grotuvu. Taip pat galimybė peržiūrėti video, vėlgi nepaleidžiant jokių grotuvų. Štai, tokia nuostabi nauja failų tvarkyklė. Taip pat apatinėje juostoje mes rasim mygtuką skirtą pereiti į darbastalį, tai yra įrašymo programa, nauja programėlė vadinama iškarpinė arba, kitaip sakant, clipboardas. Čia mes galime pasinaudoti tokią funkciją, kaip, sakykime, vienoje programoje kažkokį tekstą nukopijuoti ir kitoje jį labai lengvai prisekti. Iš tikrųjų, net nekopijuojant, o tiesiog pažymint. Tai kalbų indikatorius, garso indikatorius, prijungiamų įrenginių, na, sakykime, šiuo atveju USB flešiukas prijungtas, tinklo programėlė, laikrodis su kalendoriumi, na ir yra galimybė naudoti vadinamas programėles arba įtaisus, štai jų yra čia labai daug įvairių, tiesiog mes galime jas kaip ir anksčiau dėti į ekraną ir tiesiog kurioje vietoje norim ten pasidėti ir panašiai. Štai būtų tokia trumpa apžvalga, žvilgsnis į naująją sistemą, kurią išleis, kiek žinau, rudenį. Na kągi, dėkui už dėmesį ir viso geriausio.